Sveiki, mėlyjeji. Šiandien noriu aptarti vieną klausimą, kuris buvo užduotas, kadangi jisai gana yra platus, taigi tas klausimas turi daug įvairių variacijų. Ir tas klausimas yra taip skamba taip, kodėl mano draugas vyras per brūkšnelį pradėjo žvalgytis į kitas ir ką man dabar daryti, kaip man tai priimti ar nepriimti. Taigi, mėlyjeji, kodėl vyriškiai, kodėl pradeda jie žiūrėti į kitas, kodėl, ko jiems trūksta. Mano mielosios, jūs iššvaistėte savo energiją. Tai yra, kaip žinote, viskas yra energija. Ir kai vyras sutinka moterį, jisai pirmiausia susižavi jos energiją, jos energetiniu komplektu, ką jinai turi savyje. Ir dėl to jį patraukia jūsų tas energetinis komplektas, jūsų energijos, jūsų tas moteriška seksualinė energija. Ir tai yra momentas, kai vyras susižavi, kai vyras eina, dovanoja dovanas, jeigu dovanoja, susižavi, bendrauja su jumis, ne? Ir tuo metu tai yra riba. Tuo metu, kai jūs nusprendžiate padovanoti jam save, jūs dovanojate jam energiją, savo seksualinę energiją. Tai jūsų seksualinė energija, tai jūsų gyvybinė energija, tai jūsų finansinė energija, tai visa pagrindinė energija susideda iš visų šių dalykų. Ir jūs dovanojate jam save, savo seksualinę energiją, kurios jam trūksta. Dabar kodėl taip yra? Kaip žinote, moteris yra dažniausiai pas moterį yra išsivysčiusi antroji čakra. Jinai, kadangi gimsta mergaitė, jinai nuo pat gimimo daugiausiai jinai yra vystoma antroji čakra. Pirmoji čakra yra daugiausia vystoma pas vyriškius. Pas berniukus jie vysto ją aktyviai. Ir taigi, kai susitinka moteris ir vyras, dėl ko jie traukia vienas kitą? Dėl čakrų energetinio balanso. Jeigu pas vieną yra išvystyta pirmoji čakra, tai energija sukaupta, pas kitą yra išvystyta antroji čakra, sukaupta energija. Ir šičia yra, iš čia vyksta potraukis, traukimas vienas į kitą. Ir kai moteris, jinai intymių santykių metu, jinai ypatingai daug dovanoja jam savo tos energijos. Taip, tiesioginė prasme jinai dovanoja. O tuo tarpu vyras, ką jisai daro, jisai gauna tą energiją, jisai pradeda kilti, jam pradeda sektis daugiau, nes tada susiharmonizuoja visa jo struktūra, jisai dar daugiau pradeda uždirbti, jisai pasiekė savo tikslų, jisai pasiekė savo, ką jisai buvo užsiplanavęs. Moteris, jisai kaip visą laiką ir visais amžiais buvo, moteris yra tas stimulas, kuris parodo kelią vyriškiui, parodo, ko siekti, kaip ką daryti. Jinai yra tas aktyvatorius. Ir visais laikais tas buvo. Ir dėl ko moteriškos energijos vyriškai užkopė į tas viršūnes, pasiekė savo tikslų, pasiekė, ką jie norėjo. Jie sukaupė tą energetinį dažnį, energetinį potencialą. O tuo tarpu moteris, kad jinai neįsieikvotų, vyras turi kadangi pas jį yra sukaupta pirmoji čakra, vyras turėtų jai dovanoti. Kokios yra pirmoji čakra? Pirmoji čakra yra materija. Tai va dėl ko vyras turėtų jai kaip ir duoti atitinkamas dovanas tam, kad jai grįžtų ta pati energija. Kai grįžta jai ta pati energija, jinai pildosi pas moterį. Taigi turi būti energetiniai mainai.
tiek iš vyro pusės, tiek ir iš moters pusės. Jeigu šitų energetinių mainų nėra, moteris jinai labai greitai įsieikvoja. Jinai padovanoja, atiduoda save ir išeikvoja savo seksualinę energiją. Kai seksualinės energijos jau pas ją mažėja, o vyras tai labai greitai pajaučia, ir kai jisai pajaučia, jisai pradeda pasąmoniškai nenorėdamas, bet tai pasąmoningai jisai pradeda žvalgytis į kitas. Ir jam ir papuola situacijos, nes kadangi jo yra pasąmonė jau užkoduota, kad jam reikia tos energijos daugiau, nes jisai iš savo draugės negauna tos energijos jau, jisai pradeda darytis į kitas ir jisai ieškosi, kur yra tas energetinis potencialas. Taip, tokiu būdu atsiranda ir antroji pusė, ta prasme, antroji draugė, ne? Žmogus iš šalies, jau trečias asmuo. Tai gerai, jeigu tai čia vienas variantas, kai moteris yra išsieikvoja, kai moteris energija išsieikvojama. Ir suprantate, dėl ko dabar taip yra, nes kadangi vyriškoji energija nesugrįžta pas moterį. Taip, tai vyras tos materijos, jeigu jisai nedalina moterim, nesirūpina moterim, neduoda ten kažkokiu ten gėlių, nedovanoja ar dar kažko, tai tiesiog viskas tas matosi ir jaučiasi ant energijos. Taip moteris įsieikvoja. Dar kitas dalykas, jeigu moteris ypatingai piktybiniai santykiai vystosi tada, kai vyras ateina tik tai pasiimti tos energijos. Jis ateina pas moterį tik tai būtent dėl tos energijos. Jis nieko neįnešdamas gero į jos namus, neįnešdamas nieko gero į jos energijas. Jisai pasiema ją energijos, jeigu jam mažai, jisai susiranda kažką kitą iš pašonės. Jisai pasiema ir iš kitos energijos. Tai vadinasi, ratas toliau neužsidaro, jisai eina energetinis balansas išsibalansavęs, jisai eina, taigi energija nuteka kitur. O kai energija pradeda nutekėti kitur, aišku, jisai pradeda finansiškai jaustis, nes kadangi jeigu energija nutekanti, tai atsiranda trečias žmogus, iš karto jaučiasi per finansus. Tuo pačiu per sveikatą, tuo pačiu per sėkmę, per įvairias gyvenimiškas situacijas. Tai toks yra iš viso piktybiškas variantas, tai galima netgi tokius vadinti kaip ir vampyrus, kurie eina vieną per kitą ir tiesiog ieškosi, kas pasisavinti tą energiją, kuri yra jam reikalinga. Kitas variantas yra, jeigu jau žmonės gyvena kartu, tai jie yra sukūrę šeimos egregorą. Tai yra nesvarbu, ar tai jie vedė, ar tai yra nevedę, tai yra kitas visiškai modelis. Ir šiuo atveju, jeigu žmogus jau gyvenantis su moterimi, jisai yra sukūręs šeimos egregorą, jų energijos jau balansuojasi, kaitosi, jisai lygiai tiek pat įneša į namus ir gėrio, ir lygiai tiek pat rūpinasi, jeigu moteris rūpinasi vyru, jie auga kartu. Tai yra šeimos egregorė, kai gali žmonės du augti kartu, vienas kitą palaikydami. Jeigu yra harmoningi santykiai, jų augimas duoda labai gerų vaisių ir moters energija ir vyro energija susieina į vieną ir tada jie būna stiprus abudu kartu vienoje energijoje.
Tuo tarpu, jeigu yra, kaip sakoma, yra nutekėjimas, jeigu vyras nesugeba papildyti moters energijų, moters lauko, ką jinai išeikvoja vyrui, jeigu jisai jos nesugeba papildyti, kaip sakoma, vyras ieškosi kitur, nori, nenori, ieškosi kitos. Tai ta kita iš karto per ją nutekės energija iš šeimos egregoro, pradeda tekėti, kaip ir sakiau, tada labai staigiai jaučiasi ir finansiškai, ir visose gyvenimo situacijose. Dabar esant dar vienam variantui, kai vyras nepapildo moters lauko, moteris duoda ilgus metus, jisai jos nepapildo, jisai mažai rūpinasi, jisai pasiema iš jos tik tai, ką reikia, jo finansinis augimas vyksta, o moters laukas jis yra nepapildotas. Moteris pradeda sirgti. Arba jinai nepasąmoningai pradeda ieškotis irgi, kas galėtų ją papildyti iš šono. Irgi šiuo atveju jinai gali susirasti iš šono, kas ją galėtų papildyti, ir tuo pačiu vėlgi vyksta energetinis nutekėjimas. Tai nori, nenori, tada ir labai irgi reiškiasi šeimos biudžete. Arba jeigu moteris jinai yra ypatingai gana stipri, jinai turi savo principus ir jinai nesiieško iš kažką iš pašonės, jinai pradeda pabiški sirgti, jos energija pradeda silpnėti, mažėti, energetiškai jinai silpna, imunitetas silpnėja, atsiranda įvairios lygos ir visos absoliučiai lygos yra dėl nesuderintų energijų tarp pusių. Taigi moteriška energija išeikvojama, vyriškos energijos iš vyro jinai negauna energetinio palaikymo, negauna nieko, jokio rūpesčių. Tai vadinasi nesuderinamumas. Ir tiesiog tuo metu jinai silpsta ir nori, nenori, vyras vis tiek pradės ieškotis kažką, kas palaikys, iš ko gaus jisai tos energijos, būtent moteriškos seksualinės energijos. Jisai pradeda norėti vėl jaustis gyvas, jisai pradeda norėti vėl jausti drugelius pilve ir taip toliau. Na, tiesiog čia jau kitokie niuansai, bet vienu žodžiu tai yra energetinis nutekėjimas vienareikšmiškas. Ir būtent tokiais atvejais labai jaučiasi, kaip ir sakau, šeimos biudžete, labai jaučiasi šeimos santykiuose arba draugės ir vaikino santykiuose. Jaučiasi, pradeda jaustis įtampa, nedašnekėjimai, nepasakymai, nutylėjimai. Pradeda jaučiasi kitos moters štampas vyro zonoje, vyro lauke. Ir moteris, jinai labai jaučia. Jinai labai jaučia ir žino, kad kažkas yra ne taip. Ir kai, aišku, pradeda kapstytis ir, aišku, visą laiką atras. Ir atras tą priežastį, kodėl tas yra kažkas yra ne taip. Taigi, tokiais atvejais taip skiriasi poros, išsiskiria, nueina, išeina ir būna sunku atleisti, būna sunku tiesiog išsiskirti ir tuo pačiu atleisti arba išsiskirti ir pamiršti. Tai irgi yra, kaip bebūtų, įnešta daug energijos į antrąją pusę ir pamiršti tokius dalykus yra labai sunku, bet išsiskirti reikia irgi ekologiškai. Ekologiškai tą turint prasme, kad nepakenkiant jam ir nepakenkiant savo. Ekologiškai, kad neužsidirbant karmą, kuri dar yra daugiau apsunkintų jūsų gyvenimo ciklą ir net kitame gyvenime. Taigi tam, kad išsiskirti ekologiškai, kviečiu tiesiog terapiniai sesijai
tai yra galima tiesiog atlikus terapinę sesiją, tai yra psichoterapinė sesija, tai mes daugiau nagrinėsime įvairius modelius ir tiesiog gilinsimės į situaciją. Taipogi naudosime psichoterapinius metodus ir taip pat, ką mes galime dar taip pat atsiimsite energiją. Energija iš jo lygiai taip pat galima bus dirbti energetiškai prie tos sesijos, kad galėtumėte atsiimti energiją iš savo buvusiojo, ekologiškai atskirti savo energijas ir save sustiprinti kaip moterį, užauginti savo energiją, vėl seksualinę energiją ją užauginti. Tam, kad užauginti ir nuimti štampus, kuriuos jūs susidėjote savo lauke, nežinote kaip moteris, kai santykiauja su vyru, pas ją užsideda jos biologė štampai. Lygiai tas pats liečia ir vyrus, lygiai visiškai tas pats. Taigi ekologiškai atsiskirti tai reiškia, kad pasinaikinti štampus iš savo lauko ir psichologiškai, ekologiškai išskirti savo energijas. Ir kai jūs atskirite savo energiją, susigrąžinate savo energiją, skausmas atlėgsta, supratimas ateina, suvokimas ateina, kas kokios pamokos turėjo būti. Ir tada daug paprasčiau išsiskirti, daug nelaikai to skausmo savo viduje, savo širdyje, neužsklendi savo širdies. Ir paprasčiau tau daug lengviau yra išgyventi šią būtent epizodą tavo gyvenimo. Taigi, taipogi prie šito komplekte yra ir energetinis vanduo, kurį aš siūlau irgi moterim, tam, kad galėtų išsitrinti svetimus štampus iš savo lauko. Nes jie žinote, svetimi štampai tai yra programos, kurios taipogi daro įtaką tavo veiksmam, tavo mąstymui, tavo eiliniai dienai, tavo gyvenimo įvykiuose, visuose tavo elgesyje. Taigi tai yra programos ir dėl tų programų tu pasikeiti. Ir netgi iš tikrųjų tai netgi ir gyvenant santuokoje ar ten šeimos rate, ir gal net ir neįsiskyrus su vyriškiu, karts nuo karto pasinaikinti svetimus štampus reikalinga būtų. Nes kadangi, kaip ir sakau, tai yra svetimi štampai, tai yra ne jūsų. O jūs dėl to štampo jūs prarandate save, savo vientisumą, savo, kas jūs esate. Taigi vien tam yra naudinga išsinaikinti tuos svetimus štampus. O atskirties atveju, išsiskyrimo atveju tai ypatingai reikalinga, nes tuo metu jūs galėsite sužydėti vėl, susigrąžinti savo energijas, vėl sužydėti. Ir netgi gali būti taip, kad kai jūs pagausite savo energiją, gali būti taip, kad jūsų vyriškis vėl jūs pradės žiūrėti vėl kitaip, kaip ir pirmą kartą iš karto pamatęs. Ne? Vėl gali jam grįžti visas potencialas, tos susižavėjimas. Taigi viskas yra energijose, viskas yra jumise ir jeigu yra tokia situacija, kad jums yra sunku būtent išsiskirti, sunku pamiršti ir kaip ir buvo klausimas, ką man daryti, tai atsakau, ką galima tokiu atveju daryti. Ir jeigu kas susidomėję, prašom kreiptis, būtinai atliksime seansą ir bus jūsų naudai energetinis atstatymas.
Na ir pabaigai noriu paklausti jaunų mergaičių ir moterų, ar jūs žinote, kodėl, pavyzdžiui, taro kortų kaladėje yra viena dama ir trys vyriškosios asmens atstovai? Kodėl, pavyzdžiui? Todėl, kad dama, moteris, jinai gali rinktis vieną su vienu, ar su kitu, ar su trečiu. Jinai gali leisti ją merginti, gražiai su ją elgtis, bet tai dar nereiškia, kad jinai gali eikvoti savo seksualinę energiją kažkam tol, kol jų nepažino, tol, kol nepažino jų, kokia yra energetinė struktūra, jų vidaus, kol nepažino. O taip pat žinote, senovėje buvo, vat, buvo taipogi, būdavo toksai paprotys, vat Indija pas indėnus. To, pavyzdžiui, du jaunus žmonės, jeigu jie viens kitam patinka, juos suvesdavo gyventi kartu ir metus laiko, tol, kol be seksualinio išnaudojimo, be panaudos. Bet tol, kol jie viens kito nepažino, metus laiko, tol, kol viens kito nesuprato, kokios jų energijos, kol nepažino jų vidaus, tol nebūdavo daromas vestuvės. Čia aš tik tai tarp kitko, aišku, dabar tai nesenovė, bet linkme tame, kad moteris jinai gali rinktis, ką padaryti imperatoriumi, dovanodama savo seksualinę energiją. Bet tam, kad kai nuspręsti, ką padaryti, jai reikia pažinti jį, jo energijas, jo struktūrą, jo biolauką, jo koks jis yra, jo būdus, jo visas programas. Taigi tiesiog pasimastymui.